Sveiki. Šiandien kalbėsime apie sudėtingas situacijas mokyklose. Šias situacijas pažįsta tikriausiai kiekvienas mokytojas. Tai yra, kai vaikas supyksta, užsidaro, atsisako dirbti arba reaguoja stipriau, nei tikėjomės. Ir dažnai tokiuose situacijose liekame su klausimu. Ar čia toks elgesys, ar kažkas giliau? Apie tai šiandien ir kalbėsime. Pirmiausia, laba diena. Norėčiau paprašyti jūsų prisistatyti, papasakoti, su kokia amžiaus grupė vaikų dirbate ir tuomet pradėsime mūsų pokalbį. Sveiki. Esu Giedrė Kamitkaitė, dirbu Šiaulių Jovaro progimnazijoje ir ten tenka dirbti su 1-8 klasių mokiniais. Esu socialinė pedagogė, todėl netinkamo elgesio vaikų sutinku tikrai nemažai ir tenka su jais bendrauti ir ieškoti būdų, kaip susitarti. Taigi, ilgai nelaukę pradėkime mūsų pokalbį ir pirmiausia panagrinėkime, o kasgi slypi už tokio elgesio. Kai mokytojas mato sudėtingą elgesį, kas dažniausiai slypi po to paviršiumi? Mes, kai matome tą paviršių, tai yra tik tai ledkalnio viršūnė. Iš tikrųjų, dažniausiai gali būti priežastis slypėti žymiai giliau ir tai gali būti bet kas. Tai gali būti fiziologiniai poreikiai, gali būti vaikas pervargęs, gali būti vaikas alkanas, gali būti per daug sensorinės stimulacijos, gali būti emociniai ypatumai, gali tai būti, pavyzdžiui, trauminės patirtis iš namų, jas galbūt nesaugiai jaučiasi namuose, gali būti kažkieno nuskriausti vaikai ir dėl to taip pat vaikas elgiasi netinkamai. Taip pat gali būti nediagnozuotas kažkoks tai neurotipiškumas, tai gali būti ADHD elementų, gali būti autizmo spektro ypatumų, netgi disleksija ir disgrafija. Jeigu vaikas mato, kad jam nesiseka kai kurie dalykai, kas kitiems sekasi labai lengvai, jam tai taip pat iššaukia labai didelius tokius emocinius protrūkius. Daugiau, čia jau būna dažnai mokytojui svarbiausia ir to matyti ir nuspręsti, ką tuo metu aš darau. Kaip atskirti, kada tai tiesiog elgesys, o kada jau signalas, kad vaikui yra tikrai sunku? Elgesys dažniausiai pasižymi tuo, kad tai yra vienkartinis. Vieną kartą pabando, tarkim, ribas, taisyklių sulaužymą ir jisai pajautęs pasekmes gali priimti vaikas sprendimą ar nesąmoningą sprendimą, ar tai jam verta tai daryti ar neverta. Jeigu vaikas patyręs pasekmę, jis vis tiek nenustoja to daryti, tai ir pasekmė jo nedastabdo, tai greičiausiai jau gali būti vienas iš signalų, kad yra kažkas šiek tiek daugiau. Lygiai taip pat intensyvumas elgesio. Jeigu vaikas gavo mažesnį pažymį negu tikėjosi, tarkim, jeigu 5-okas, 8-okas ir jisai sureaguoja, jisai supyksta, jisai nuliūsta, tai kaip ir normalu, nes tai yra reakcija į kažkokią tai veiksmą. Bet jeigu vaikas supyksta, pradeda rėkti, plėšyti daiktus, mėtyti knygas dėl to, kad mokytojas, pavyzdžiui, pasakė, atsiverskite kitą puslapį, tai jau matome, kad tai yra neadekvati reakcija situacijai ir tai jau gali būti vienas iš signalų, kad kažkas yra šiek tiek daugiau. Gal galite papasakoti, kas vyksta su vaiku, tuo būtent momentu, kai jis stipriai reaguoja, tarkim, supyksta arba visiškai atsisako dirbti, arba kad ir tą patį sąsiuvinį plėšo, tarkim. Vaikui tiesiog jau čia šiek tiek medicininės tokios žinios, kad išsijungia ta prefrontalinė smegenų dalis ir veikia tiesiog taip liaudyje vadinama roplio smegenys. Jisai gali pereiti į dvi būsenas – kovok arba sustink. Ir jisai nebegali priimti logiškų sprendimų, jisai greičiausiai tada tiesiog reaguoja, kaip jam tuo metu atrodo ir netgi ramų mokytojo ton gali priimti kaip grėsmę. Ir netgi pas mokytojo priėjimą artyn, jisai gali suprasti, kad mokytojas jam grasina, jį spaudžia ir tada dar labiau gali reaguoti. Tai tuo metu tikrai vaikas negali logiškai paaiškinti savo elgesio ir
rekomendacijos labai priklauso nuo paties vaiko, nuo santykio su mokytoju ir vaiko, nuo situacijos aplinkinės, tai čia yra labai daug visokiausių klausimų, ką reikėtų daryti toliau. Įvairiausių faktorių. Dabar pereikime galbūt prie mokytojo reakcijos. Kas tokiuose situacijose dažniausiai lemia? Ar situacija nurims, ar jinai tik paaštrės? Mokytojas visą laiką nori geriausio. Tiesiog būna kartais tokios situacijos, kad norėdamas gero, mokytojas prieina prie mokinio paklausti, kodėl tu dabar taip darai ir gal gali liautis. Vaikas, tai, kaip jau minėjau, gali suprasti kaip grėsmę. Ir tada vėl gali dar didesnis pyktis iškilti. Kitas dalykas, mokytojo pati reakcija, jis irgi taigi žmogus. Jau lygiai taip pat, kaip aš sakau, gali išmušti saugiklius ir jisai gali aštresnių tonų paklausti, ką tu čia dabar vėl kažką darai. Tai labai išprovokuoja situaciją. Galbūt situacija gali provokuoti netgi mokytojo pakeisti kvepalai. Iki tokių smulkmenų. Ir tiesiog mokytojas turėtų kiekvieną kartą turėti, tarkim, ant stalo tokią kaip mažą atmintinę, kad pakvėpuok, žingsnis atgal, kad prieš reaguodamas į kažkokią situaciją jis šiek tiek atsitraukia, tada ir tam vaikui atrodo erdvės daugiau ir tada gali tas vaikas šiek tiek lengviau pasijausti ir tada mes patys kaip suaugę žmonės turime laiko, kad ir 1-2 sekundės save susirinkti ir atinkamiau situacijai reaguoti į vaiko elgesį. Gal jį reikia priglausti, gal jo reikia neliesti, gal jam reikia uždėti širvą, kad jisai šiek tiek galėtų pabūti kaip ir vienas. Tai šitie dalykai labai svarbus. Ir žinant vaiką, kadangi vis tiek mokytojas būna su to vaiku ne vieną kartą per dieną, ne vieną dieną, tai jau yra vis tiek matosi kartais dėsningumas, kas gali išprovokuoti, tai tiesiog stengtis vengti tokių tų trikdžių ir trigerių. Reikia laiko pažinti savo mokinius. Taip. Ir reikia domėtis, reikia žinoti, reikia stebėti. Pirmiausia, mokytojas yra stebėtojas. Jisai duodamas užduotį visą laiką reaguoja, kaip vaikai priima tą užduotį, kaip jie įsitraukia į veiklą, ar jie nori kažką daro. Gal kažkurį reikia visą laiką paskatinti, galbūt kažkurį reikia kaip tik trandyti, kad tu nepradėk daryti, nes tu dar negirdėjai užduoties. Tai visą laiką reikia tiesiog labai stipriai žiūrėti. Aš suprantu, kad labai sudėtinga mokytojam yra, kai klasėje 24, tarkim, pradinukui arba 30 klasėje mokinių. Tai yra beproto sudėtingas darbas, bet po mažą žingsnį, po tas pažinimo kelias jisai vystosi. Taip. Tai galbūt dar galima būtų praplėsti šiek tiek daugiau apie klaidas, kurias mokytojai daro, net ir turėdami tų gerų ketinimų. Tai pirmiausia turbūt klausimas, kodėl. Kodėl tu čia dabar taip darai? Tai čia yra turbūt žudantis klausimas visiems, ne tik sudėtingesnio elgesio vaikam, bet kiekvienam žmogui. Ir kaip jau minėjau, kol vaikas yra emocinėje, gilioje tokioje išraiškoje, jisai neatsakys į klausimą, kodėl. Jisai tikrai tuo metu pas nesupranta, kas. Tai vat spaudimas kažką atlikti tikrai būtų didelė žala. Pagelbėtų tokioje situacijoje pasakyti, kad aš matau, kad tu dabar pyksti ar tau sunku ir pasėdėk kelias minutės, aš prieisiu prie tavęs vėliau, galėsiu padėti. Tai šiek tiek vaikui tada duoda pripažinimą, kad tu esi svarbus, kad tavo jausmai yra svarbus, kad aš suprantu, kad tau gali būti sunku ir tada galim, tas vaikas irgi šiek tiek pradeda jau atsikvėti ir galim savo laiko duoti, klatį duoti kažkokią tai veiklą ir šiek tiek tada jau vėliau prie to vaiko prieiti ir jam paaiškinti arba prie jo pabūti, kas jam galėtų padėti. O tas klausimas, kodėl, sakot, paklaustas, čia manau skiriasi ir pagal amžių vaikų. Visiems vaikams klausimas, kodėl dažnai kelia pasipriešinimą. Aš kaip socialinė pedagogė tikrai turiu irgi dažnai aiškintis priežastis, kas nutiko ir kodėl tikrai vykia. Tai dažniausiai aš formuluoju ne kodėl, o kas nutiko, kad tu taip jautiesi. Ir tada mums nebelieka to noro priešintis, toks
kaip ir kvietimas dialogui. Kas nutiko, gal aš galiu padėti? Ir tai tiesiog papasakok, ir tai yra atviras toks klausimas ir jisai neiššaukia priešiškumo. Taip. Dažnai mokytojai nori receptų, ką daryti ar ne, bet kartais reikia pagalvoti, kaip galbūt keisti savo pačių mąstymą. Tai šiek tiek galbūt apie tai norėtųsi pakalbėti ir jūsų nuomonę, ką reikėtų, jeigu reiktų pakeisti vieną dalyką mokytojo mąstyme tokiuose sudėtingose situacijose. Ir kas tai galėtų? Pats pirmiausias dalykas, tai mokytojui reikėtų nepriimti situacijos asmeniškai. Tai yra vaiko elgesys, tai yra jo būtent vaiko išraiška, kaip jisai tuo metu jaučiasi, kaip jisai tuo metu yra toje situacijoje. Kiekvieną kartą mokytojas pamatęs tokią situaciją ir, kaip sakau, nepriimdamas jas asmeniškai, turėtų savo užduoti klausimą, kas vyksta šiuo metu su šiuo vaiku ir kaip aš galėčiau jam padėti. Mes kviečiame mokytoją neįveikti kliūtį, bet padėti vaikui nusiraminti, padėti vaikui grįžti į savo geriausią versiją, į tą, kuri galėtų toliau būti klasėje ir mokytis. Kitas klausimas galbūt būtų, kaip mokytojai greitai persijungti iš reakcijos į situacijos supratimą. Čia yra labai sudėtinga, kaip ir sakiau, kai yra didelė klasė, daug mokinių ir teoriškai tai atrodo viskas kaip ir paprasta. Mes galim skaityti vadovėliuose labai daug receptų, ką reikėtų daryti, kaip turėtumėm reaguoti. Tai vienas iš pačių paprasčiausių būdų nuo tiesiog impulsyvios reakcijos, tai turėti, kaip aš vadinu, paruoštukus, tuos ant stalo, tarkim, prieik, gali būti lapelis, kvėpuok. Gali turėti netgi vaikus susodint, nes tai klasėje, kad tu vis tiek žinai, kuris vaikas gali kelti didesnių problemų, kad tu galėtum prie jo greičiau prieiti. Nes ir ta reakcija tada yra šiek tiek kitokia, kai tu esi šalia to vaiko, vaikui gali būti ramiau, kad visą laiką jaus, kad tu gali jam padėti. Jam galbūt užteks ranką kilstelt arba pasižiūrėti ir tada tu ateini padėti. Taip, tai netgi susodinimas klasėje vaikų yra labai svarbus. Taip, labai svarbu. Taip, tai tuos, kurie dažniau kelia problemų arba kuriems reikia daugiau pagalbos, tai, kaip sakot, rekomenduojat šalia, arčiau savęs. Arčiau savęs yra rekomenduojami du būdai. Vienas tai yra būtent priekinės eilės gali būti viena iš rekomendacijų dešinėje pusėje, kad mokytojai visą laiką arčiau eilėta būtų, nes tikrai būna kartais klasėse, kai yra ne po vieną vaiką, kuriam kyla iššūkių ir vienas uola nesusodinsi visų. Tai tiesiog galim strategiškai pasižiūrėti, kaip mes galėtume prieiti kuo greičiau prie to vaiko reakcijos metu. Arba netgi, kai matome, kad vaikui pradeda darytis neaišku kažkas, tai kad mes galėtumėm iš karto prieiti ir jam tiesiog galbūt netgi pirštu parodyti, einam pro šalį, kad va šitas pratimas dabar yra, kad va šičia jau reikia daryti, kad tas vaikas nesijaustų pasimetęs, kad jisai jaustų, kad yra suaugęs žmogus, kuris jam padeda šiuo metu. Paruoštukai, kokių dar rekomendacijų turėtumėt mokytojams sudėtingose situacijose? Ką tenai tą paruoštuką būtų galima įrašyti? Dar vienas iš paruoštukų gali būti ramybės metu, ypač, pavyzdžiui, pradinės klasių mokytojas turi tuos vadinamosius literatus. Ir turėti susitarimą, kad jeigu kažkam kyla iššūkis, tai mes esame tolerantiški, mes gerbėme kitus ir kol mokytojas dirba su kitu vienu kažkuriuo vaiku, kad jūs darykite savo darbelį, kas yra užduota. Bet tai reikia daryti tą susitarimą ne iššūkio metu kažkokio, bet būtent ramybės metu, kad tai taptų kaip klasės viena iš taisyklių. Dar vienas iš variantų, norint padėti mokytojai šiek tiek lengviau valdyti situaciją, kad vaikai kiti šalia neprisijungtų, tai turėtų tokį kaip kiekvienai pamokai atsarginę kažkokią užduotį, kad jeigu man reikia spręsti kažkokį klausimą su vienu ar kitu vaiku, kad aš galėčiau sakyti, žiūrėkit vaikai, dabar vadovėlio 58 puslapis, trečia užduotis, dabar pabandykit padaryti ją, o tuo metu eina
judam link to vaikelio, kuriam reikia daugiau tos pagalbos šiuo metu. Ir nebūtinai ten bandyti tą vaiką visiškai nuraminti, bet galim sakyti, matau, kad tau sunku. Ar dabar nori šiek tiek pabūti vienas, ar nori pabūti klasėje, ar tu gali pabūti tyliai. Tiesiog irgi duoti vaikui, turėti apgalvojus tokių variantų, kai ten galim duoti vaikui pasirinkti. Taip, vaikas pats būna įtraukiamas į jam duopą sprendimą. Taip, nes jeigu vaikas yra krizinėje situacijoje, jis jaučiasi labai bejėgis. Ir tada labai sudėtinga yra jam grįžti į savo normalią būseną, kaip aš čia dabar toks visas nieko negalintis padarysiu. Tai jeigu mes jam duodam kažkokias tai užduotis pasirinkti, ar tu rašysi šiandien, ar ant lapo, ar tu rašysi sąsiuvinį, ar tu nori nurašyti šitą gabaliuką, ar tu nori nurašyti aną gabaliuką. Tai tas vaikui irgi jau duoda šiek tiek tos galios, kad aš galiu bet kažką pasirinkti. Ir dar prie nuo klausimo, kur apie klaidas mokytojo, dar prisiminiau tokį dalyką, kad labai stipriai kenkia gėdinimas. Jeigu mes kartais norėdami gero sakom, va, matot, kaip šitas vaikas blogai elgiasi, tai mes neturėsim tokio rezultato, kaip norėtume. Iš tikrųjų, gėdos jausmas yra vienas stipriausių žmoguje ir vaikas patyręs gėdą, jam labai sunku tada grįžti atgal į normalų pozityvų santykį su mokytoju, jisai gali pradėti jausti kerštą, gali jaustis nuskriaustas ir netgi prevenciniu tikslu tokiam būtų geriau nedaryti, nes tikrai mokytojas kartais norėdamas gero šitą meškos paslaugą padaro. Taip. Dabar galbūt norėtųsi paklausti ir galbūt sutiksite su manim, kad mokytojai labai dažnai sako, mums yra viskas aišku teoriškai. Bet kai susiduri su tikrų gyvenimo realybė klasėje, pasimiršta dažnai visi mokymai, tai kaip greitai tuos principus sudėtingų situacijų galima pritaikyti? Pirmas principas tai yra pajausti save. Mokytojui pajausti save. Nes mokytojas, kaip ir sakiau, irgi lygiai taip pat yra žmogus ir jisai gali sureaguoti visai, jisai lygiai taip pat gali būti atėjęs iš namų pavargęs ar dar kažką ir pamatom tą situaciją tokią. Tai pirmiausia, metodas, kuris greičiausiai visiems padeda, tai prieiti, tarkim, prie stalo ir įsikibti stipriai į stalą, pajausti, kad toksai fizinis netgi prisilietimas, jisai duoda savo ramybės. Nes pirmiausia, tu turi būti laivo kapitonas, tu turi būti ramus. Tai jeigu šitą darbą padarom žingsnelį, šiek tiek grįžtam į save, lygiai taip pat tas įkvėpimas, jisai fiziologinis, biologinis, jisai taip pat labai yra svarbus, nes jisai duoda tokią pauzę, per kurią mes vėl pradedam mąstyti. Ir po truputėlį tada turim tuos 2 žingsnelius ir tada galim pradėti reaguoti jau kaip valdyti tą situaciją. Irgi, jeigu tai yra klasėje, mes pirmiausia sustojam, pagalvojam, kas nepakenktų vaikui ir kas jam galėtų pagelbėti, ką mes galim tam vaikui rekomenduoti. Ar šiuo metu mums yra svarbiau, kad jisai darytų kažkokią užduotį, ar mums yra svarbiau, kad jisai tiesiog pradėtų rimti ir kalbėtis. Labai svarbu šioje situacijoje žinoti, kad jeigu vaikas yra labai didelėme afektinėje būsenoje, jisai visiškai nurimsti po gerų 20 minučių greičiausiai. Ir tas laikotarpis, mes turi kažkokiu būtų jį spręsti ir žiūrėti, kaip tam vaikui jaustis saugiai. Galbūt mes kažkokiu kitų laiku duosim jam padaryti tą darbelį, bet dabar mums yra saugumas svarbiausia. Kol vaikas nepasijaus saugiai, joks mokytojas negalės dirbti tinkamai savo darbą. Taip. Kitas natūralus ir dažnai girdimas klausimas, kaip išlaikyti klasėje tą balansą. Dabar aš sprendžiu sudėtingą situaciją, bet dar 23 ar 24. Jiem irgi reikia galbūt dėmesio ir jiem reikia darbuotis tuo metu. Taip, tai yra labai sudėtinga, kad kai vienas vaikas gali išprovokuoti visos klasės netinkamą ir kai elgiasi įsijungimą netgi į kažkokią tai veiklą, tai kaip jau minėjau, tas vienas būdas ramybės būsenoje susitarti, kokios yra mūsų klasės taisyklės, ką mes darome, jeigu kažkam yra sunku.
Tai yra labai svarbu mokyti visus vaikus emocijų atpažinimo ir jų įvardinimo ir netgi pastebėti kitus vaikus, kas vyksta aplinkui, empatijos jausmo stiprinimas. Ir jeigu mes darom tus tokius paruošiamuosius darbus, tada krizinėje situacijoje yra šiek tiek lengviau. Jeigu jau vyksta veiksmas, negražiai pasakius, ir kažkuriam iš vaikų yra labai sunku, tai tiesiog, kaip ir sakiau, galim turėti tą paruoštuką ir pasakyti, vaikai daro tą ir tą. Aš dabar einu čia ir prie to vaiko. Jeigu matom, kad tai yra, tarkim, nebe pirmas įvykis šios dienos būtent tam konkrečiam vaikui, kad galite tiesiog telefonu skambinti žmogui, kuris yra mokykloje įgaliotas ateiti pagalbą. Pavyzdžiui, mano mokykloje aš kaip socialinė pedagogė, kurie gali paskambinti, ir jeigu aš tuo metu su mokykloje, aš ateinu ar tą vaiką pasikviesti, išsivesti, ar dar kažkokiu būdu padėti tiesiog nurimti, kad galėtų mokytojas toliau tęsti darbą. Nes kartais tikrai vienas mokytojas negali susitvarkyti su situacija. Arba netgi elementariai gali pasikviesti mokytoją, tarkim, iš šalia esančio kabineto, jeigu yra kažkokia jau visai krizinė situacija. O likę vaikai, taip, jie greičiausiai tuo metu sureaguos kažkokiu tai būdu, bet galim vėliau aptarti, kad žiūrėkit, mes turėjom tokią situaciją, šitam vaikui yra sunku, šiandien buvo sunku ir mes kiekvienas patiriame sunkumų, mes kiekvienas esam kitoks, tai tiesiog tą tokį irgi žmogišką ryšį palaikyti su vaikais, kad mums visiems kartais gali nutikti dalykų, kurių reikės pagalbos. Taip. Kaip galvojate, ar įmanoma kurti tokią klasės aplinką, kur tokių sudėtingų situacijų būtų mažiau? Ir kaip tą daryti? Aš manau, kad tai yra įmanoma. Tai yra sunku, bet tai yra įmanoma. Ir aišku, vaikai labai keičiasi, jie auga, jie bręsta, jiem ateina skirtingi laikotarpiai, bet taisyklės, vertybės, nuolatinis santykis, teigiamas santykis su mokiniais, jis kuria tą ryšį ir po kiekvienos sėkmingai įveiktos problemos arba ir ją aptarus, manau, kad tas santykis gerėja ir tų išpuolių būna tikrai žymiai mažiau. Juo labiau, kad kai pažįstam savo vaikus, mes galim numatyti, kad kažkas gali išprovokuoti ir tiesiog labiau pasiruošti kažkokiai tai reakcijai. Tai santykis, bet tuo pačiu ir ribos. Taip. Tai kaip namie. Kitas labai aktualus klausimas mokytojams galbūt yra būtent, kur yra ta riba, ką gali padaryti mokytojas ir kada jau reikia pagalbos tos iš išorės. Čia yra labai sudėtinga, iš tikrųjų. Atrodo paprasta, bet iš tikrųjų sudėtinga. Atrodo, mokytojai stebi dažnai veiklas vaikų, netinkamai elgiasi, pasitaria, pasišneka, atrodo viskas gerai, o gali slypėti labai visko daug. Tai mums yra labai svarbu keletas etapų. Būtent pirmasis etapas tai yra vaiko savisauga. Ar jis tai kenkia savo ir kitiems. Ir kaip jis reaguoja į pasekmes. Jeigu pirmiausia savisauga, tai jeigu jis geba sužaloti save, tai jau ir tai kartojasi, toks elgesys, tai tikrai yra labai didelis signalas, kad yra kažkas negerai. Jeigu vaikas nereaguoja į pasekmes, kas yra pritaikoma kažkurį tai laiką, vėl tai yra signalas, nes vaikai tiesiog turėtų priimti pasekmes ir keisti savo elgesį. Metodų įvairovės bandymas, tarkim, pabando mokytojas vieną metodą kažkurį tai laiką, bando kitą metodą, bando trečią ir toliau ir neveikia. Atrodo, niekas neveikia. Tai jeigu tai vyksta ilgesnį laiką ir mes matom, kad to pokyčio nėra, tada jau turėtumėm kreiptis į specialistus, į psichologą, į socialinį pedagogą, į specialųjį pedagogą, nes tai gali būti visokių problemų, dėl ko vaikam kyla tų sunkumų. Taip pat gali būti trauminės patirtis, kaip jau prieš tai minėjau, ir jeigu mes įtarėme, kad yra kažkoks smurtas ar artimoje aplinkoje arba kažkur kitur, tai nėra net diskusijų klausimas, mes tiesiog informuojam atitinkamus žmonės ir sprendžiam problemą tokią, nes netinkamas elgesys gali būti tikrai ir iš to iššaukia. Ir šitoje vietoje
nereikia, kad mokytojas diagnozuotų, va šitam ADHD. Ne, čia mes ne apie tai. Mes kviečiam mokytoją stebėti vaikus. Jeigu jūs, pavyzdžiui, parašysit, kad tai buvo 3 fizinis kontaktas šito vaiko su kažkuriais kitais be jokios aiškios normalios priežasties. Jeigu tas vaikas jau 4 diena iš eilės yra nuliūdęs, apatiškas, neįsitraukia į veiklą, tai va šitie tokie užrašai būtų aukso vertės specialistams, jeigu jūs juos atnešate ir parodot. Nes mokytojo darbas yra labiau fiksuoti, o ne diagnozuoti. Taip, tikrai taip. Man labai įdomu, kaip pas jūs yra mokykloje, pavyzdžiui, ar pedagogų susirinkimų metu būna keliama tokia tema, pavyzdžiui, apie perdegimą pačių pedagogų. Ar kalbasi, kas tarpusavyje, kas jiem padeda išlikti emociškai ramiems, palaikyti savo emocinę gerovę. Nes vaikus stebėti, prisidėti prie jų gerovės, tai visi kaip ir tikimasi iš to, bet kaip pačiam pedagogui savo pagerinti. Čia yra labai dažna problema, tikrai ypač pavasariop, tai yra labai dažnai matome, kad pedagogai yra pervargę, tikrai ir kalbasi apie tai ir ieškom būdų, kaip galima padėti. Tai būna ir seminarai, būna išvažiuojamieji seminarai, būna tam tikri susitikimai, švenčiam pergalės, kad šiek tiek būtų kolegom smagiau. Lygiai taip pat apie tą perdegimą labai svarbu, kad kiekvienas pedagogas turėtų savo artimą kolegą, kuriam galėtų išsiventiliuoti, pasikalbėti, netgi pajuokauti, neįžeidžiant vaikų, kad, žiūrėk, šiandien turėjau, tokią situaciją. Čia kaip aš sakau, ieškojom telefoną ilgai, kol pamatėm, kad tas telefonas yra rankui. Tai vat, iš tokių tiesiog kartais galima ir smulkmenų. Svarbiausia yra tas bendrystės jausmas, kad aš nesu vienas, kad man ateis kažkas į pagalbą, tada, kai man to labai reikės. Kitas aktualus klausimas ir mūsų projekte iš tikrųjų apie mokytojo padėjėjų kompetenciją. Kaip jūsų manymu, kokių žinių, kompetencijų jiem galbūt trūksta ir kur galėtų pasitobulinti? Mokinio padėjėjų mes turime šiuo metu tikrai nemažai, nes su sudėtingėjančia situacija ateina daugiau vaikų, kuriem yra skiriama mokinio padėjėjo pagalba. Ir kaip žinome, pagal įstatymus į mokinio padėjėjo poziciją gali ateiti žmogus, kuris turi 12 klasių išsilavinimą. Tai labai džiaugiuosi, kad mokinio padėjėjai turi tą 12 klasės išsilavinimą, tačiau didesnių žinių ir kompetencijų ne visi turi. Ir tai galbūt irgi kaip ir mokytojai, kaip ir kitai visai žmogiškai situacijai, tai yra labai svarbu nuo paties žmogaus asmeninių savybių. Tai kiek tas žmogus gali ir moka kurti ryšį su vaikais, kaip jisai geba reaguoti į situaciją, kaip jisai geba bendradarbiauti. Ir kartais tikrai tų kompetencijų pritrūksta, būtent to bendradarbiavimo ir su mokytoju. Galbūt pritrūksta žinių, kaip valdyti vaiko elgesį, kai yra kritinė situacija. Mes taip suprantame, kad tai pagrindinis darbas yra būtent mokytojo klasės valdymas, tačiau kartais, jeigu mokinio padėjėjas turėtų šiek tiek daugiau žinių, būtų lengviau irgi pastebėti, kad tam vaikui jau laikas išeiti iš klasės ir šiek tiek turėti tą ramybės pertraukėlę ir tada grįžti. Arba kad vaikui nepaduoti kažkokio tai žaisliuko nusiraminimui, jeigu tas gali jį dar labiau įdirginti. Kaip pavyzdys, autistiško spektro mokiniui duoti kokį nors ganėtinai groblėtą daiktą, jeigu tas vaikas būtent nemėgsta tokių daiktų, tai gali irgi labai dirginti, tai va tų kompetencijų kartais tikrai trūksta ir būtų gerai tiesiog, kad galėtų mokinio padėjėjai taip pat pasitobulinti, įgyti daugiau žinių, galbūt netgi praktinių žinių, kokios gerosios patirties sklaida, tikrai būtų įdomu. Nes mokinio padėjėjo darbas yra tikrai sudėtingas ir jisai turi reaguoti į čia ir dabar, į tai, kas vyksta. Taip. Nes jis yra irgi tas specialistas, kuris tikrai gali prisidėti prie vaiko gerovės
ir prie mokymosi rezultatų pasiekimo. Artėjant mūsų pokalbiui prie pabaigos, dar norisi paklausti, jei mokytojas, kuris galbūt žiūrės šitą mūsų vaizdo įrašą, kokį pagrindinę mintį jis galėtų pasimti šio mūsų pokalbio? Pagrindinė mintis tai būtų nepriimkime situacijos asmeniškai. Tai yra vaiko būdas parodyti, kas šiuo metu jam yra sudėtinga ir tai yra jo kalba prašyti pagalbos. Tai čia yra pati pagrindinė mintis. Ir pabaigai vieną tokį patarimą. Mokytojams, ką jie nuo rytojaus turėtų nustoti daryti? Neklauskite, kodėl taip elgiesi. Tai ačiū labai už šitą pokalbį, kad šiandien čia atvykot ir su mumis pasidalintote savo patirtimi. Man atrodo, kad aš kokią žinutę šiandieną po šito pokalbio išsinešu yra tai, kad už kiekvienos sudėtingos situacijos slypi ne problema, o signalas. Ir nuo to, kaip mes jį perskaitome tą signalą, labai daug kas priklauso, kaip toliau viskas rutuosis. Tai ačiū dar kartą ir iki kitų kartų. Ačiū, iki malonaus.